Rugsėjo 13-ąją Prienų sporto arenoje vyko Lietuvos seniūnijų 7 sporto žaidynių finalas. Žaidynėse dalyvavo 39 komandos iš visos Lietuvos. Dalyviai varžėsi įvairiose sporto šakose tokiuose kaip krepšinis, futbolas, parkų tinklilinis, virvės traukimas, smeginis, stalo tenisas, šaškis, šachmatai ir trikovis varžytuvės. Žaidynių tikslas buvo stengtis, kad šalies gyventojai organizuotai ir sistemingai sportuotų gyvenamosiose vietose. Mūsų kraštui atstovavo Prienų ir Birštono savivaldybių seniūnijų sportininkai. Bendroje įskaitoje geriausiai pasirodė Klaipėdos rajono savivaldybės komanda, antrąją vietą iškovojo Kelmiškiai, nuo trečiąją vietą užėmė Jonavos rajono savivaldybės komanda. Mūsų krašto sportininkai užėmė 4-ąją vietą ir pasižymėjo smeginio rungtyje, kurioje laimėjo 1-ąją vietą. Taip pat gerai pasirodė vyrų krepšinio komanda, užėmusi 2-ąją vietą. Lietuvos seniūnijų žaidynės vyksta jau 7. kartą. Tai yra respublikinis renginys, kurio metu kurio tikslas turbūt yra kaimo seniūnijas pritraukti kuo daugiau judėti, daugiau sportuoti. Tai renginys mėgėjams, ne profesionalams, bet mėgėjams, suaugusiems žmonėms, kuriems tikrai mažai panašaus pobūdžio renginių vyksta. Jeigu vaikai turi nemažai sąlygų sportuoti ir tai tokie vyresni žmonės tarsi būna pamiršti, tai šiuo renginiu būtent pritraukiama kaimiškų seniūnijų žmonės. Tai puikus renginys, o pas mus jis vyksta jau 2 metai. Turim puikią bazę, iš tikrųjų sugebam daugiau virš 1000 dalyvių sutalpinti daugmaž vienoje vietoje. Praeitais metais organizatoriams asociacijai sportas visiems tikrai patiko pas mus ir todėl jie užsinorėjo ir šiais metais daryti šias žaidynės. Ar sunku suorganizuoti tokio masto žaidynės visai Lietuvai? Na, aš nežinau, pirmais metais turbūt buvo sunkiau, dabar jau turim patirties, tai tikrai nebuvo sunku. Netgi toks buvo, kaip sakyt, nežinau, ramybė vidinė, net šiandien tik ryte jau tapo neramu, galvojom, kad gal kažką pamiršom, per daug jau čia ramus buvo. Kol kas viskas, ačiū Dievui, gerai. Ar pats dalyvausite šiandien žaidynėse? Kaip dalyvis kažkokio sporto šakoje, tai nedalyvausiu, yra stipresnių. Tiesiog, o šiaip kaip organizatorius. Taip, teks dalyvauti nemažai visur. O kaip vertinate Prienų komandą? Prienų komanda, čia yra 8 komandos įstatytos atskirose rungtyse, tai tikiuosi medalių bent iš vienos komandos. Aš manau, kad čia suvažiuoja patys stipriausi, tai tikrai nėra paprasta laimėti kažką, bet tikimės, kad prieniečiai parodys. Pernai metais futbolas laimėjo, gal šiemet kažkas kitas laimės. Ko galėtumėt palinkėti visiems dalyviams? Visiems tiesiog gerų emocijų, pabūti kartu, aišku, pergalių, nors visi pergalių negali iškovoti, bet tiesiog stengtis kovoti ir laimėti. Mes turbūt esam daugiau, sporto departamentas daugiau palaikytojai šitos idėjos ir finansuotojai, tai yra išreiškiam vyriausybės požiūrį į šių žaidynių reikšmę ir aktualumą Lietuvai, sakykime, Lietuvos sportui. Ir matyti ne tiek sportui, kiek ir Lietuvos žmonėms. Tai yra sveikatinimo renginys, tai yra tokio, sakykime, bendravimo, susitelkimo, susitikimo, aišku, ir aktyvaus judėjimo, sakykime, tai, kuris pasibaigia, labai svarbu, kad pasibaigia pergalė, kažkas tai nugali, bet labiausiai tai matyti nugali tas bendravimas ir žmonių buvimas kartu ir drauge. Tai yra ir kultūros dalykas iš tikrųjų, ir žmonių, kaip sako, bendravimas yra kultūros dalis, kuo mes būsime vieni kitiems artimesni, šiltesni, tuo tas matyti mūsų bendravimas gerės visoje valstybėje. Tai manyčiau, kad to renginio viena iš funkcijų ir yra šita, o aišku, kad tai yra sportas, kad tai yra per aktyvę veiklą, tai yra puikus dalykas. O ar pats užsiimate sportu? Na, sporto užsiimu iš tikrųjų nuo 4 klasės, tai ir šiai dienai užsiimu ir rytoj susiregistravęs maratone prabėgti 10 km, tai tikiuosi, kad jeigu sveikata leis ir rytoj atsikelsiu sveikas, tai tikrai tą padarysiu. Galbūt turite savo favoritus, savo mėgstamą seniūniją, kuri laimės šiandien? Na, šito tai negalėčiau pasakyti iš tikrųjų, bet linkiu, aišku, nuoširdžiausios sėkmės, kaip ir linkėjau savo pasveikinime visiems dalyviams. Svarbu gal ne tiek, kas nugalės, o svarbu, kad varžybos pavyktų, o jos tikrai pavyks, nes puikus oras šiandien, puikia nuotaika, man atrodo, bus žmonių. Ir manau, kad
tų dalyvių skaičius rodo, jau apie 1000 žmonių susirinkę, kad tikrai žmonės yra aktyvūs, kad jiems reikalingos ir jie nori tų varžybų, tokio žaidynių proceso, kuris, sakykime taip, nuo 8000 berods, kur buvo minėta, susirenka žmonių, tai čia yra tikrai didelis pasiekimas. Aišku, tai negalutinis, tai tikrai yra dar kur trupučiuką gal ir aktyvesniems būti ir seniūnijoms, ir savivaldybėms, aktyviau dalyvaujant, ir jų dar ratas ne visas yra įtrauktas į šias žaidynės, ir jų ratas galbūt tų, kur įtrauktas reikalinga, galbūt, kad skaitlingesnis būtų ratas žmonių, kuris dalyvautų, gal sporto šakų skaičius didėtų. Va, tas tikslas ir yra perspektyvai, bet šiandien reikia pasidžiaugti, kad tikrai pakankamai mes turim aktyvius žmonės, kurie čia susirinko, na, o matyt nugalės sportas, matyt nugalės tas judėjimas ir, kaip sako, manau, kad visi tuo ir džiaugsis po to. Kaip vertinate šį renginį? Vertinu teigiamai, labai smagu, kad susirinko tiek daug dalyvių iš visų savivaldybių Lietuvos. Dalyvausim. Ar pats dalyvausite? Taip, dalyvausiu Virvės traukime, atstovausiu Prienui. Ir ko tikitės, ar ruošiatės laimėti? Tikimės pergalės, žinoma. Kaip man, kokia perspektyva visų Prieno komandų? Manau, kad laimėsim visose rungtyse, mes geriausi. Na, šios sporto žaidynės atspindi tai, kas vyksta Lietuvoje sportiniam gyvenime. Na ir džiugu, kad mes taip pat Prienai galime parodyti, kaip mes žiūrime į sportą, kaip mes žiūrime į sportuojančią visuomenę. Tai būtent šiandieną mūsų didysis prioritetas, kad turime suteikti galimybę sportuoti žmonėms, kurie ne tik profesionalių sportų užsiminė, bet štai ir tai, ką mes šiandieną matome. Na ir žinoma, pagrindinis strateginis mūsų šių metų tikslas tai yra respublikiniai renginiai. Štai čia šiandieną tai ir matome. Kaip manote, gal šios žaidynės ugdo naujus Lietuvos sportininkus? Žinoma, mums labiausiai rūpi Prienai, kur mes tikime, kad mūsų sportininkai prasiskleis čia būtent Prienuose. Tačiau net nebejoju, kad važiuodami iš, sakykime, Kaišiadorių, iš Ukmergės, žmonės taip pat tikėsi aukštų rezultatų ir galbūt nuo to pradėti savo didįjį sportą. O ar pats užsiimate sportu? Taip, esu stalo teniso entuziastas, mielai šiandieną tai pažaisčiau, tačiau mūsų komanda, Balbieriškyčių komanda, dėja laimėjo tik 2. vietą, o kaip žinia, čia dalyvauja visų seniūnijų nugalėtojai. Gal turite savo favoritus? Žinoma, Prienai. Tik tai Prienai, kurie šiandieną tikiuosi pasirodys labai gerai. Ypatingai noriu pasižiūrėti, kaip seksis stalo tenisininkams, kuriems, na, sakyčiau, sudarytos geriausios sąlygos Lietuvoje sportuoti ir žaisti, taip kad sergu už Prienus ir žinoma už stalo tenisą. Kaip vertinate tai, jog žaidynės organizuoja 2. kartą Prienuose? Žinoma, tai yra didžiulis įvertinimas iš asociacijos Sportas visiems, iš sporto departamento, na ir žinoma, iš pačių žmonių, iš pačių renginio dalyvių. Norint, kad šios žaidynės įvyktų, tokio lygio įvyktų, žinoma, reikia turėti daug materialinių resursų, reikia turėti bazę, na ir svarbiausia, reikia turėti žmonės, kurie tą darbą dirba. Labai aukštai vertiname mūsų sportinių įstaigų vadovų, sporto darbuotojus ir šiandieną tai, ką mes matome, tai yra tikrai sukurta ne vieno žmogaus ir ne vienos dienos darbas. Labai džiaugiuosi ir labai viliuosi, kad tai yra ne paskutinės organizuojamos Prienuose sportinės žaidynės, respublikinės turiu mintyje. Na ir mes viską padarysime, kad čia būtų galimybė organizuoti ir dar daugiau tokių varžybų. Jūs esate vienas iš organizatorių. Kodėl šiais metais pasirinkote organizuoti šią žaidynės Prienuose? Nes tai yra labai graži istorija, praeitis graži. Mums teko pernai metais čia varžybas vykdyti. Teismo dėlį reikia pasakyti, kad įskaitinai gerai viskas vyko. Aš nežinau, ar buvo, ar yra kokių kitų nuomonių, bent turint omeny, apie ką mes kalbam savivaldybės pasitarimuose, dėliodami visą programą, apie ką mes kalbam su sporto organizatoriais dirbančiais Prienuose. Prienuose galiu pasakyti, aukštos kvalifikacijos žmonės ir geresnių ieškoti mums nereikia. Be abejo, kad ateityje bus skelbiamas konkursas, nes šiom varžybom vykdyti, nes sporto bazių Lietuvoje jau daugėja, miestai puošiasi naujais aikštynais, stadionais, sporto salėmis ir natūralu, kad geografija truputėlį keisis. Bet jeigu bus šiek tiek prasčiau, arba bus žadama prasčiau vykdyti negu čia, be abejo, kad darysim Prienuose. Ar susidūrėte su kokiomis kliūtimis organizuojant šią žaidynės Prienuose? Ne, kliūčių ir problemų visada yra, bet svarbu, kad tas problemas kliūtis laiku galima pašalinti bendru sutarimu ir niekam nepadarant dėl to žalos arba nepatogumo. Kokiu būdu buvo atrinkti dalyviai į šias Lietuvos žaidynės? Paprastų sportinių būdų, atranka.
pirmame etape sudalyvavo, po to skruosimėsus antrame etape. Nugalėtojai pirmos antros vietos patenka į finalinės žaidynės. Finalinėse žaidynės įsiaiškina, kuris sportiškiausias valybė, koks sportiškiausias klubas, kas sportiškiausias svarbiausia. Tai yra svarbiausia tai, kad kokia seniūnija yra sportiškiausia.